Sveiki! Šiandien mes svečiuojamės Kauno miesto savivaldybėje, kur mus maloniai priėmė ir savo studijų patirtimi pasidalino Kauno miesto meras Mikaitis. Aš sakyčiau, esu pakankamai konkretus, techniškas žmogus, tokios savybės, kurios gal tinka būtent studijuoti tokius mokslus ir kažkaip vienaip ar kitaip sieti gyvenimą su tuo. Vėlgi, pasukus į politiką, iš tikrųjų labai pravertė tos žinios, kurias įgijau bestudijuodamas ir, praėjusią kadenciją kaip mero pavaduotojui teko kuruoti investicijas, miesto plėtrą, architektūrą, urbanistiką ir kitus dalykus. Ir iš tikrųjų studijos statybos ir santechnikos tuometiniam fakultete, dabar statybos ir architektūros vadinasi, pravertė ir architektūros studijų kursas ir visi kiti. Aš manau, kad dabar man jie reikalingi ir ypač šitose pareigose. Be jokios abejonės yra vienas dalykas, tai yra, ką tu studijuoji, ko tu išmoksti studijų suole ar auditorijose. Kitas dalykas, aišku, gyvenimo patirtis, kokią sukaupi ir aš manau, kad man pravertė viskas ir aš nieko nenorėčiau nei atsisakyti, nei išsižadėti, tiek studijos, tiek sportavimas, tiek netgi bestudijuojant, aš irgi berods 4. kurse buvau išrinktas Kauno Politechnikos instituto orientacininkų sekcijos pirmininku. Tam tikras organizacinis darbas ir darbas gamyboje, popieriaus fabrike. Iš tikrųjų, visa ta patirtis, jinai ir studijos, ir darbinė patirtis, ir visa gyvenimiška patirtis, jinai pravertė, yra reikalinga ir tam, kad tu galėtum priimti svarbius sprendimus, kad galėtum užimti vienokias ar kitokias pareigas. Taip kad ir visiems kitiems patarčiau turbūt tą patį, kad neieškot kažkur kažko, bet rinktis patį geriausią universitetą, Kauno technologijos universitetą.